Hai, 70 diena, 1 milijonas per 90 dienų, Sidnėjus, taip, tai dabar yra penktadienis, sausio 2 diena, nuo pirmadienį, sausio 5 jau prasidėjo studijos, reikės dar pasičekinti, ar tikrai nuo pirmadienio, bet jau baigėsi atostogos, prasideda vėl studijos, grįžtam ten. Šiandien irgi po ilgų mąstymų, po ilgo galvojimo, kokias naujas reklamas būtų galima pasileisti nemokamam naujienlaiškiui. Tai šiandien pavyko pasikurti naujas reklamas, atrodo gerai. Ir tuo pačiu pasikūriau nuo idėjos, nuo analizės ir iki paleidimo. Tai visai cool. Tada pradėjau irgi ruoštis tokiam vienam klientui irgi idėjas, konceptus, ką būtų galima sukurti su turiniu, nes irgi nauji metai, reikia pasikurti naują turinį, kuris būtų irgi profesionalesnis, kuris atitiktų ir generuotų už geresnę kainą lydus. Tai šitą update'ą reikia pasidaryti ir šiandien kas nutiko, tai susigadinau savo domenų DNS rekordus. Ir dabar bandau susigrąžinti, kad viską vėl mano Gmailas veiktų, nes dabar negaliu gauti e-mailų, tai šitiek nervas ima. Tai pradėjau rūkti dūmai tiesiog pro ausis, tai toks lengvas nervas, plus stresas, dar kažkas, vien nežinau kaip tiksliai pavadinti, atrodo su viską susitvarkiau, susigrąžinau, bet vis tiek neveikia. Tai toks lengvas toks nervas ima. Bet neskaitant to, 70 diena, 1 milijonas, ačiū toliau žiūri ir gerų naujų metų. Iki.